Story time, kaip mums atskridus į Ispaniją, bookingas atšaukė mūsų viešbutį ir mes tą dieną neturėjom kur apsistoti. Aš viešbučius dažniausiai užsisakinėju per bookingą ir šį kartą skrendant į Madridą lygiai taip pat užsisakėm viešbutį, tiksliau apartamentai, ten kažkas nieko ypatingo, tiesiog, kad būtų geroje vietoje, patogu viską pasiekti. Ir dar niekada nėra taip atsitikę, kad atskridus į Madridą mes įsiregistruoti galėjom tik tai apie 15 valandą, bet 11 ryto mums paskambina iš to viešbučio darbuotoja, ispaniškai, šneka kažką telefonu, ko aš nieko nesuprantu. Ir galiausiai padeda ragelį, nes mes nesusikalbam, aš angliškai ir ispaniškai. Tuomet man per bookingo žinutės jinai pradėjo rašinėti, kad mes nebegalim jūsų priimti už jau net sumokėtą kambarį. Ir tiesiog atsitiko force majeure, nes net neaiškina, kas tai yra. Mes atšaukėm jūsų viešbutį ir grąžinsim jums pinigus. Jeigu kas nepatinka, kreipkitės į bookingą. Na, tada mane ištinka lengva panika, bet atsiminiau, kad mačiau kažkokių video, kad galima kreiptis tiesiai į bookingo administraciją ir jie padeda išspręsti situaciją ir netgi gali surasti kitą viešbutį, net ir geresnį. Bet man tai pirmas kartas, tai aš strese, tai susirandu tą aptarnavimo centro numeriuką, kur galima paskambinti tiesiai online. Tai ačiū Dievui, kad tai buvo ne kokia 12 nakties, nes nežinočiau, ką tada daryti. Tai stresiniai būsenui mano anglų kalba nebuvo labai tobula, tai telefono ragelį perėmė brolis ir su aptarnavimo centru kalbėjom viską angliškai. Bet skambučio kaina tiksliai nebežinau, bet man atrodo apie 2 ar 2,5 euro. Kadangi telefonu kalbėjo brolis su rezervacija mano vardu, tai uždavė ne vieną klausimą įsitikinti, ar čia tikrai nekoks feikas. Ir netgi turėjau aš atsakinėti pati šalia į keletą klausimų, o po to jau viską derino brolis. Ir bookingas iš karto pamatė, kad rezervacija iš tikrųjų mūsų yra atšaukta ir davė pasiūlymą, kad jie gali surasti panašaus lygio panašioje vietoje kažkokius tai kambarį, arba mes galime patys susirasti, kas mums būtų patogu. Mane ramino tik viena, kad atsitikus tokiai situacijai, bookingas neva grąžina skirtumą, jeigu naujas kambarys bus brangesnis, bet bookingas įsipareigoja, kad jūs naktį gatvėje neliktumėt. Tai padėjom ragelį ir pradėjom paiešką mes ir to pačiu bookingas per aptarnavimo sistemos žinutes bendravom, siūlydami vieni kitiem geresnius variantus ir gavos taip, kad mes išsirinkom tą patį, nes aš bijojau užsisakinėti labai brangų naują viešbutį, nes nežinojau, ar man grąžins pinigus. Tai esmė tokia, kad pažadėjo, jog už seną kambarį grąžins per keletą dienų, bet mes turim iš naujo užsisakyti, iš naujo susimokėti už naują kambarį, kuris buvo apie 60 eurų brangesnis negu prieš tai buvęs. Esmė, kad turi kortelį turėti pinigų, nes kitaip liksi be kambario. Iš tikrųjų, už tą pirmą kambarį grąžino labai greitai pinigus. Man atrodo, gal net tą pačią dieną ar ten už kitą dieną, bet tikrai net nepajutau. Ir ką dabar daryti su tuo skirtumu, kurį nevažada grąžinti, jeigu tu tokią situaciją patiri. Ir aš grįžus į Lietuvą, parašiau į bookingą prašymą, kad grąžintų man pinigų skirtumą. Man bookingas atrašė, kad visos sumos jie kaip ir neplanuoja grąžinti, jie grąžins geriausiu atveju tik 25 eurus. Nors mūsų kainų skirtumas buvo 60 eurų. Neprisimenu, ką tiksliai parašiau, bet parašiau, kad manęs 25 eurų netenkina ir lauksiu visos sumos, nes neva čia toksai yra įstatymas ir čia mano teisės. Nors iš tikrųjų to tiksliai nieko nežinojau. Ir šiaip labai greitai bookingas komunikuoja ir atsakinėja į klausimus. Tai gavau atsakymą, kad mano prašymas patenkintas ir visus pinigus grąžins per kažkiek tai dienų. Tai grąžino iš tikrųjų labai greitai. Tai vienintelis minusas buvo skambučių sąskaita, kuri siekė apie 18 eurų. Tai man tos sąskaitos niekas neapmokėjo, nei draudimas, nei kreditinė kortelė, nei jos draudimas, nei bookingas. Žodžiu, nuostolis buvo apie 18 eurų telefono sąskaitai, bet mes už to gavom kitą kambarį. Iš tikrųjų, man jis nelabai patiko, jis nebuvo nei geresnis, nei ką, tiesiog nelikom gatvėje. Tai labai džiaugiuosi, kad pamačiau kažkur gal tik tokią video, kad būtinai kreiptis į aptarnavimo centrą. Jeigu esate susidūrę su tokia situacija, parašykit, iki kokios sumos jums bookingas yra kompensavęs kainų skirtumą, jeigu kitą kartą atsitiktų, kad žinočiau, kaip galima elgtis.